kad avis geriausias žoliapjūvės ir landšafto dizainerės, tai čia faktas. Ir dirba neišpasakytai. Apeina kiekvieną medelį, krūmus, visokias ataugėlės. Viską pasirūpino. Nemėgsta dilgėlių, kol jo žalios. Bet tik jas nupjauk su dalgiu ar su trimeriu. Pastovi dieną dvi, jos praeina. Ir vėl nuėda jas apdžiūvusias. Ir kaip sakau, apeina visus kampelius. Ir kągi, norėjau truputį pasidekoruoti, pasisodinom savo rožę. Galvojam, nu ką čia su spigliais neės, nu kur tau avis neės. Praėjo visus, nu ne visus, bet sakykim, didžiąją dalį lapų nuėdė ir visą žiedą. Žiedus netgi kelis. Ir lygiai taip pat dar kitoj vietoje buvo pasodinta ir irgi taipogi didžiąją dalį. Tai dabar laikinai uždėjau tinklą, kad taip visai nenuėstų. Eisiu, kaip prieš keletą serijų rodžiau, kada medžius norėdamas apsaugoti juos irgi aptvėriau tinklu. Taip ir rožės panašu, kad privaloma, nes kitaip dizainerės pasirūpins, ko reikia labiau, ar vienokių ar kitokių augalų. Tai va, tai iš tikrųjų ir faina, ir pamokos. Pamokos, visą laiką pamokos. Čia negali pykti, kad taip ar kitaip pasielgia gyvūnas. Gyvūnas elgiasi gyvuliškai, jis nori ėsti ir žiūri, kas jam tinka ir tai ėda. O žmogus, jeigu nesi su gamta, nežinai tų niuansų, tai tik tavo bėda, kad tu taip elgiesi, o ne gyvūno. Tai, kaip sakant, reikia pirma visada pirštus į save atsukti ir paklausti, ar teisingai aš viską darau, o ne pirma į kitą rodyti ir sakyti, o taip ar anaip ir trečiai. Čia ir su gyvūnais, ir su gamta, ir su žmonėm. Keletą praeito amžiaus spirtukų aliumininių. Spirtukų, aš labai retai begirdžiu tą pavadinimą. Dabar sako, slidinėjimo lazdos. Na, kam du žodžius, kai yra vienas? Taupyti energiją. Spirtukai, taip. Aliuminiai, seni, buvo, kaip sakant, paruošti iškeliavimui, kažkur kitur perdirbimą, bet tokiam poreikiui kaip čia idealiai tinka. Virš metro galvanizuoto tinklo ir manau, kad roželė savo gali dabar bujoti ramiai. Ir kągi, džiugu dabar, sakau, šienaujama visur intensyviai aplinkui. Ir savaime suprantama, visi norim ir pieno, ir sūrio, ir taip toliau, ir mėsos. Bet aš kažkaip tai savo poreikiams neturiu reikalo visos pievos šienauti. Ir va didesnę dalį palikau iki rudens taip, o po to aišku bus numulčiuota. Bet kai vat palieki pievą, dabar vat sakykim, dėl ko ir ūkininkai čia kėlė šaršalą tokį, kad oi, čia tų pievų ilgamečio. Aš suprantu ir jų argumentus, bet man įrodymas iš karto yra gamta. Ir gamta yra tai, kad tik kai pradėjau kalbėti, viena ausim jau girdėjau griežlė. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas paukštis, kuris sukasi lizdus būtent aukštose pievose, nešienaujamose, ir jų daugiausia žūsta būtent per šienavimą, nes jis grįžta gegužės mėnesį į Lietuvą ir, kaip sakant, prasideda jų poravimas ir
ir dauginimasis. Tai yra kritiškai krentantis skaičiai jų populiacijos ir todėl aš ir praeitais metais buvau kalbėjęs apie danų pavyzdžius ir kaip galima kažkur tai mažesnius ruoželius palikti. Visi ūkininkai tikrai žino, kur jų šlapžemės, kur jų šešėlyje glūdinčios pievos. Tai sakykime, palikti 3-5 metrus, manau, kad jie su savo skaičiavimais tikrai įtilptų į visas jiems gaunamas paramas, bet kad faktas tokie žalieji koridoriai, kaip ir serija esu užvadinęs, kur ten labai ilgą pamastymą ir pašnekesius savo pasakoju apie tai, kad būtent tokie palikimai žolės, būtent kada vasara yra poravimasis gamtoje, dauginimasis, tai paskatina gyvybės vėl regeneraciją ir augimą. Ta prasme, aš suprantu, kad yra laikas ir šienapjūtei, ir ruošimas šienų, ir be abejo, kaip sakau, ir man reikia, bet tas pamastymas, kad kaip galima truputį ir atiduoti gamtai tai, ko, sakykime, kur mažiausias yra naudingumas. Sakau, nereikia eiti kažkokiais kardinaliais žingsniais, oi, čia taip arba naip. Reikia tiesiog įjungti galvą, pagalvoti ir kaip galima mažais prisidėjimais, kokiais įmanomais pagal savo galimybės, vis tiek galim padėti gamtai jai regeneruotis ir tuo pačiu duoti galimybę atsigauti ir tuo pačiu pagausinti ir nykstančius paukščius, taipogi ir tie patys drugeliai, vabzdžiai ir nuostabūs gandrai, kuriems irgi reikia ir pievų, ir pievose pievinių varlių ir taip toliau. Tai mes nieko neturėsim, jeigu viską taip nuo A iki Z brūšinsim, purkščiam ir taip toliau. Tai sakau, vietoj to, kad taip nuo A iki Z viską daryti, aš manau, kad visada reikia ieškoti balansą, nes gamta pati jugi visur ieško balanso, kaip kad ir, kaip sakant, ant brukos žolės ieško galimybės, kaip prasimušti, kaip va šita žolelės ir augti. Tai yra visiškai natūralu. Tad pagalvokim apie kaip įmanoma balansavimą ir suteikimą gamtai regeneruotis, o ne nuo tvoros krašto iki tvoros krašto viską nupjauti kaip kokie naciai, žudikai. Nebūkit. Buvau užsiminęs prieš keletą serijų, kada pasakojau apie planuojamus darbus ir kad kai pabaigsiu reikalus su bruka, nuogrindą paliksiu truputį vėlesniam laikui ir mano dėmesys persifokusuos į šitą namelį, apie kurį gal mažiausiai sakau rodau, o čia yra ir tualetas, ir dušas, apie kurio šveitimą esu pačioj pradžioj pasakojęs. Tai tikslas čia yra viską pagražinti, sutvarkyti ir dar čia virtuvė yra, bet prie jos dar prieisim, kai ateis metas. Dabar kažkaip tai pradėsiu nuo koridoriaus. Kaip ir normalu pas kiekvieną atsiranda tik vieta, atsiranda ir daiktų, kur užpildo erdvę. Tad jau reikia pradėti galvoti apie paruošiamuosius darbus, kaip čia tvarkytis. Jau truputį buvo padaryta santechnikos darbai, paslėpti vamzdžiai po būsimom plytelėm, kurios čia atsiras, o tos plytelės, kurios yra taip ant garbės žodžio suklijuotos ir net čia matosi, kaip galima vos ne su ranka nuiminėti. Tai jas dabar reikia nuimti ir paruošti kaip sakant taką sekantiems darbams.
Kągi, vaizdelis pasikeitė. Oi. Negaliu sakyti, kad šalta. Bet kai prisimenu, tais pirmais metais, kada atsikrausčiau ir pirmus mėnesius jokio šilumos šaltinio neturėjau apart mano paties fizinį darbą, tai po beveik 3 mėnesių gyvenimo čia, mano pradžios, kaimynas Nerius iš senų čia likusių 2 boilerių surinkom ir padėjo sumontuoti arba suremontuoti vieną. Ir taip šitą dušinę, tuoj pasidėsiu respiratorių. Šita dušinė buvo man kaip ir tapęs pagrindiniu šilumos tiekėju ir be abejo higienos poreikių tenkinimu, nes viloj dar nieko nebuvo, jokių vandenų, nieko, o čia, kaip sakiau, prikėlėm ir įsivaizduokit, iš lauko ateini, čia dabar duris gerokai sandaresnės, o tada tenais pūtė per visur, lauke šalta, kad ir keli laipsniai virš pliuso, tai čia ateini, visą dieną judėjęs viduj kažkaip, ar tai vilos viduj, ar daržinės, ar dar kažkur tai suplukęs, tai reikia nusiprausti ir taip šaltyje nusirengi 1, 2, 3 ir tada šokdavau į šitą dušinę, dušą ir kągi, įdomiausia, kaip ir buvau, ten irgi pradinėse serijose rodęs, kaip atšveitinėjo ir čia matosi, kaip į plytelių tarpus netgi rūdis arba vandens geležingas vanduo, na, Lietuvoje visur yra geležingas vanduo, tai kaip, Gilda nemėgsta motociklininkų, tai va, geležis įsibrovė netgi per tarpus ir į tinką. Ir kas įdomiausia, atrodo, iš tos pusės kaip ir šaltis turėdavo ateiti ir čia tikėjausi, kad tinkas tikrai čia birės, bet dėja, vis dėlto atvirkščiai, ne ta siena, tos sienos, kuri arčiau šalčio, bet kažkodėl į vidų. Šita ir tualeto senelės tinkas pakankamai lengvai pasidavė. Ir matėsi, kad reikia tą padaryti, bet, kaip sakant, negali palikti kledaruojant ir kažką klijuoti. Tai dabar reikia viską išsikuopti, o kai sakau kažką klijuoti, tai vėlgi prieš keletą serijų buvau užsiminęs, kad ekspozicinės akmens masės plokštės, kurios jau buvo, kaip sakant, peržegnotos sunaikinimui, tai puikiai tiks. Be abejo, čia dydžiai dideli, gerai, man bus labai lengva atsipjauti dideliais gabalais ir taip, kaip sakant, gerokai palengvins man darbą, lyginant, kaip aš viloj žaidžiau su 15 ant 15, kai kur net 10 ant 10, o su stalversiu tai ten iš viso 5 ant 12, man atrodo, ar 6 ant 12. Tai jo, aš tų mozaikų atsikandęs, kaip ir brukos, tai truputį jau norisi tokio, kaip sakant, pasiruošti, padaryti, užsitepti klijų, cak. Aišku, ne taip greitai, nes čia irgi darbo bus prie tų plokščių, bet detaliau be abejo prieisiu, kada ateis metas, o dabar kuopti. Ir pavyko, atrodo, išsikuopti ir atitinkamai pašalinti senas plyteles. Ir manau, kad tai suteiks kaip ir tuos ekstra 2 cm, kuriuos kartu sutinku, atsiprašau, čia aidas vis tiek gaunasi, ekstra tos 2 cm ploto. Ir iš principo dabar galima jau ir kaip ir
ruošti šitą patalpą darbams. Be abejo, dar yra tokių niuansų, kuriuos reikia apgalvoti, kaip čia užbaigti apie duris, nuėmus tas senas, liaudiškai vadinamos lempierkas, apkalimus. Taipogi išmontuoti reikia klozetą, nes čia yra grindis išklijuotos plytelėm, tai turbūt, kad ir paliksiu, o čia nėra. Tai kol iki sienų dar daeisiu, tai bus reikalų, tai todėl dabar sakau, imsiuosi grindų ir atitinkamai matosi visis rakandus iš koridoriaus, irgi reikia čia, kaip sakant, įveikti. Tada, kad to nešiojimo būtų mažiau, iš virtuvės galėsiu, kai jau čia bus pabaigta, tada iš ten išmontuoti viską ir pernešti čia. Tai va, dabar turbūt, kad tokie nešiojimai ir pasiruošimai. Be abejo, dar niuansas yra tas, kad reikės pragalvoti, kaip elektros laidus naujai išsivedžioti ir atitinkamai pragalvoti apšvietimo strategiją ir jungtukų ir rozečių. Tai dabar turiu, benešiojant, gero laiko tam skirti. Dar paskutiniai šeivamedžio žiedai žydi ir baigia peržydėti ir atitinkamai rudenį turbūt ir bus uogų. O baisu truputį tai, kad tikiu, kad greitai net ir per respiratorių mano nosis užsineš dulkėmis. Ir kągi, atsilupau durų lempierkas, apkalimus, bet baisiausia yra tai, kad tradiciškai tarybiniais laikais ta vadinama panelės aukštis buvo dažomas aliejiniais dažais. Na, jie tai kaip uždaro poras bet kokias ir jie kaip skarda kokia tai. Jie gerai yra kokius medį dažyti ar panašiai, tai bet kada yra tokios panelės ir kada galvoji apie tai, kad čia reikės klijuoti akmens masės plokštas, tai jos turi turėti kažkokį pagrindą kibimui, o tie aliejiniai dažai, jie tikrai neduoda gero pagrindo. Ta prasme, sukibimu pagrindą duoda gerą, bet sukibimas tarp klijų ir sienos būtų labai prastas. Tai dabar yra darbas ne viską taip idealiai nušveisti, bet tiesiog su deimantiniu disku praeiti ir sukurti, taip sakykime, gal ne tai, kad nušveisti, bet į patį tinką tokius įrėžimus padaryti, kad atitinkamai klijai turėtų sukibimą, nes jeigu čia pradėčiau viską šveisti, tai man atrodo būtų greičiau nudaužyti tą tinką, negu čia idealiai bandyti nušveisti. Tai va, toksai darbelis, jo, dušinė iškuopta, laukia kitų darbų, bet kaip esu užsiminęs, kad reikia pradėti nuo grindų ir elektros ir, sakau, tie visi paruošiamieji darbeliai. Tai dabar turbūt, kad kibsiu į apšveitimą to aliejinių dažų. Nepamenu, kokioj knygoj skaičiau, kur buvo sakoma, kad įeini į pranašysčių debesį. Tai aš dabar išeinu iš šito pranašysčių debesies, dulkių debesies. Oi.
iššokį, oi kaip apdulkėjusi net ir kamera, iššokį į, net matosi kaip kyla dulkės. Iššokį greitai, padirbi ir vėl šokį lauk. Bet trumpai sakant, pavyko, galim sakyti, net idealiai nuskusti tuos aliejinius dažus, kurie visai gerai imasi, bet jau toks dulkinas reikalas, kad bet kaip sakau, tas pranašysčių debesis man pasufleruoja apie gerus pokyčius. Tai šį epizodą turbūt ir pabaigsiu šią pranašystę, padėkodamas jums kaip visada už pridedamus nykščius, už parašomus komentarus, už pasidalinimą šią ir kitomis serijomis su savo draugais, o taipogi paremiant. Visos nuorodos yra video aprašyme. Sakau dėkui ir iki sekančios serijos.